Kur varysit? Į zoologijos sodą. Treneri, kur vykstam? Zoologijos sodą. Laukia vaikai. Tikiuosi, kad laukia. Laukia zoologijos sodo. Nebaisu prie liūto? Treneris toks sunerimęs. Negalim trukdyti liūtui. Liūtas dabar virškina maistą, netrukdomas. Paskui mes maisto liūto pataksime. Labai patiko visi gyvūnai, labiausiai gal liūtai ir tokios kaip stirnytės, tokios stirnos. O turi gal kokį mėgstamiausią gyvūną? Tinginys, beždžionė ir liūtas. Tinginys, nes kartais mane irgi vadina, nes aš irgi toks tingus. Liūtas šiaip, net ir zodiakas mano irgi liūtas. O beždžionė šiaip tokia linksma atrodo. Labiausiai tai patiko tikrai liūtas. Kodėl? Ką gero jis ten? Nes riaumoja, va čia labiausiai. O ką dar matėjai? Iš tokių įdomesnių. Žirafa. Žirafa smagiausiai buvo turbūt. Ir liūtas. Ko žirafa va tau patinka, įdomi tokia? Jinai prie pat atėjo beveik. Kaip galvoji, va jeigu būtų iš krepšinio, kas geriausiai žaistų? Liūtas, žirafa ar kokia beždžionė? Žirafa. Dėl to, kad aukšta? Raganosai. Man jie tokie gražus, pilki ir tokias man ragai jų patinka. Nebaisu va prie tokių didelių gyvūnų stovėt? Ne. Vakar mes buvom Gaudiausia aikštelėje. Žaidėm futbolą, krepšinį. Ir kaip sekės to pačiam? Gerai taip. Kas labiau patinka, futbolas ar krepšinis? Gal krepšinis. Įsitaisėjai savo patogiai, truputį kojas pailsint, nes ką čia veikiat va dabar? Buvom zoologijos sode, dar būnam ir žiūrim gyvūnus. Kas patiko labiausiai? Turbūt su draugais žaisti futbolą. Ir kaip sekės tas futbolas vakar? Fainai, labai gerai. Patiko žaisti keletą futbolo kelinių, karavanas labai patiko, piešti krepšininką mėgstamiausia patiko. Čia patinka zoologijos sode. Labdiena, aš esu Benas Bakys, man yra 10 metų, lankau Domeikavos gimnazijos mokyklą, lankau Sniper krepšinio akademiją, jau 2 metai kaip lankau krepšinį. Gal nori palinkėti kažką visiems draugam? Norėčiau palinkėti geros stovyklos, daugiau džiaugsmo ir daugiau žaidimų. Matot, pas ką ateina?
Ar krepšinio pamokų pamokysit aukštas gyvūnas? Potencialo yra, ne?